Sveiki visi automobilių entuziastai ir būsimi mechanikai, sveiki atvykę. Sveiki atvykę į pasaulį, kuriame susitinka aistra ir tikslumas. Ar kada susimastėte, kaip mechanikams pavyksta priversti variklius dainuoti, o automobilius važiuoti lyg šveicariškus laikrodžius? Tai amatas, kuris sujungia meistriškumą, plačias žinias ir mokslinius principus. Kartais tai gali atrodyti kaip tikra magija, bet tai ne magija. Tai matematika. Taip, teisingai išgirdote. Matematika yra nematomas herojus mašinų pasaulyje. Tai tarsi slapta kalba, kurią mechanikai naudoja norėdami suprasti, kaip veikia automobiliai. Tai pagrindas atveriantis paslėptas variklių ir visų transporto priemonių paslaptis. Lygiai taip pat, kaip patyręs detektyvas naudoja įkalčius bylai išspręsti, mechanikai naudoja matematiką problemoms nustatyti ir remontui atlikti. Jie analizuoja duomenis, apskaičiuoja matomus, taiko formulės ir užtikrina, kad visos sistemos veiktų nepriekaištingai. Nuo paprastos alyvos patikros iki sudėtingiausio variklio remonto matematika visada yra šalia. Ar galite tuo patikėti? Pagalvokite apie tai. Kiekvienam varžtui, kurį reikia priveržti, kiekvienam lašui alyvos, kurį reikia išmatuoti, kiekvienai detaliai, kurią reikia pakeisti, reikia tikslių skaičiavimų. Mechanikai matuoja detalės, kad užtikrintų tobulą jų atitikimą. Naudoja elektroninius diagnostikos įrankius gedimų kodams nuskaityti ir netgi apskaičiuoja tinkamą sukimo momentą varžtams priveržti. Net padangų balansavimas, ratų suvedimas ir variklių derinimas optimaliam našumui reikalauja gilaus matematikos išmanymo. Tai tobulas praktinių įgūdžių ir analitinio mąstymo derinis. Ir tai dar ne viskas. Mechanikai taip pat naudoja matematiką bendraudami su klientais, aiškindami problemas ir užtikrindami, kad jie suprastų savo automobilio poreikius. Jie moko mokiniai, dalyjasi savo žiniomis ir padeda kitai mechanikų kartai suprasti matematikos svarbą jų darbe. Ar esate pasiruošę? Kartu tyrinėkime mechanikos pasaulį ir pažiūrėkime, kaip matematika yra varomoji jėga. Nesvarbu, ar esate patyręs profesionalas ar pradedantis šioje srityje, visada yra ko išmokti ir atrasti. Likite su mumis, kol mes palaikysime variklius įjungtus. Iki pasimatymo. Įsivaizduokite, kad esate automobilių mechanikas. Stovite priešais automobilį pasiruošę dirbti. Aplink jūs yra įrankiai, atsarginės dalis ir variklinės alyvos kvapas. Tai įtempta diena ir jūs turite patikrinti automobilio variklį, kuris skleidžia keistą garsą. Jūs turite išsiaiškinti, kas negerai. Jums reikia veržliarakčio, kad atsuktumėte varžtą ir pasiektumėte svarbią variklio dalį, bet neturite tinkamo dydžio. Apmaudu ar ne? Tai kasdienybė mechanikui. Turėti tinkamą įrankį yra labai svarbu darbui, o netinkamo įrankio naudojimas gali sukelti vėlavimą ir netgi žalą. Štai čia ir pasireiškia matavimo sistemų svarba. Matavimo sistemos padeda mechanikams pasirinkti tinkamą įrankį darbui. Be jų mechanikai būtų pasimetę varžtų ir veržliarakčių jūroje, nežinodami, kurį naudoti. Yra dvi pagrindinės sistemos, kurias naudoja mechanikai. Britų sistema ir metrinė sistema. Kiekviena sistema turi savo įrankius ir matavimo vienetus. Žinoti abi sistemas yra tarsi turėti supergalę automobilių remonto pasaulyje. Britų sistema naudoja kolius, pėdas ir svarus. Tai sena sistema, kuri vis dar plačiai naudojama JAV. Įsivaizduokite, kad naudojate liniuotę kažkam išmatuoti. Lengva ar ne? Tai kažkas, ką žino dauguma žmonių. Kai naudojate liniuotę kažkam išmatuoti coliais, naudojate Britų sistemą. Tai tikslus ir lengvai suprantamas metodas, ypač tiems, kurie yra prie jo įpratę. Tuo tarpu metrinė sistema naudoja milimetrus, centimetrus ir kilogramus. Viskas pagrįsta dešimtainė sistema. Ši sistema naudojama visame pasaulyje ir yra žinoma dėl savo paprastumo ir lengvų konversijų. Kadangi viskas pagrįsta 10 laipsniais, skaičiavimai tampa daug lengvesni. Mechanikai turi žinoti abi sistemas, nes automobilių dalys atkeliauja iš viso pasaulio. Automobilis gali turėti dalių iš Japonijos, Vokietijos ir JAV. Ir kiekviena dalis gali būti išmatuota naudojant skirtingą sistemą. Tai tarsi kalbėti dviem kalbomis. Bet užuot perjunginėję skirtingas kalbas, jie perjunginėja skirtingas matavimo sistemas. Šis gebėjimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad visos dalys puikiai tiktų ir automobilis važiuotų sklandžiai. Taigi kitą kartą pamatę dirbantį mechaniką, pagalvokite apie įgūdžius ir žinias, kurias jie naudoja žongliruodami skirtingomis matavimo sistemomis, kad suremontuotų automobilį.
Pakalbėkime apie trupmenas. Britų sistemoje trupmenos naudojamos mažoms dalims, tokioms kaip varžtai ir veržlės, matuoti. Žinote, tie maži vyrukai, kurie viską laiko kartu? Įsivaizduokite, kad priveržite varžtą, kuris yra 3 savūnų kolio. Jūs negalite tiesiog spėlioti tinkamo dydžio, tiesa? Mechanikai naudoja savo žinias apie trupmenas, kad pasirinktų tinkamo dydžio veržliaraktį ir priveržtų varžtą tinkamų sukimo momentų. Tai tarsi dėlionė, bet užuot naudoja dėlionės detalės, jie naudoja trupmenas, kad įsitikintų, jog viskas puikiai dera. O dabar pažvelkime į metrinę sistemą. Prisimenate, kalbėjome apie dešimtainių skaičius ir kaip lengva juos naudoti. Metrinė sistema labai palengvina mažų dalių matavimą. Vietoj trupmenų metrinė sistema naudoja milimetrus. Prisimenate tą 3 savūnų kolio varžtą iš anksčiau? Metrinėje sistemoje tai yra apie 10 mm. Daug lengviau, ar ne? Jokių sudėtingų trupmenų. Metrinė sistema matavimus padaro paprastus ir aiškius. 5. Sukimo momentas. Priveržkite tinkamą jėgą. Ar kada bandėte per stipriai priveržti varžtą ir jį sugadinote? Oi, štai čia mechanikai naudoja tai, kas vadinama sukimo momentu. Sukimo momentas yra jėgos kiekis naudojamas objektui pasukti, pavyzdžiui, priveržiant varžtą. Mechanikai naudoja specialų įrankį vadinamą sukimo momento raktu, kad pritaikytų tinkamą jėgos kiekį. Per didelis sukimo momentas ir jūs rizikuojate sugadinti dalis. Per mažas sukimo momentas ir viskas gali atsilaisvinti. Svarbiausia rasti tinkamą balansą. 6. Arklio galios, matematikos galia. Ar kada girdėjote ką nors kalbant apie automobilio arklio galias? Tai yra jo variklio galios matas. Ir žinote ką? Tai apskaičiuojama naudojant matematiką. Mechanikai naudoja formulę, kuri atsižvelgia į įvairius veiksnius, tokius kaip variklio dydis ir cilindrų skaičius, kad apskaičiuotų jo galią. Kuo didesnė automobilio arklio galia, tuo greičiau jis gali važiuoti. Tarsi matematika suteiktų automobilių varikliams supergalių. 7. Darbinis tūris – automobilio širdies matavimas. Kaip mūsų širdis pumpuoja kraują po kūną, taip automobilio variklis varo automobilį į priekį. Ir kaip ir širdis, varikliai būna įvairių dydžių. Variklio dydis, jo darbinis tūris, matuojamas litrais arba kubiniais centimetrais. Tai mums pasako, kiek vietos variklio cilindrai turi degalams sudeginti ir jėgai sukurti. Kuo didesnis variklis, tuo daugiau galios jis gali generuoti. Bet neapsigaukite. Didesnis ne visada yra geriau. Viskas priklauso nuo automobilio ir jo paskirties. 8. Uždegimo tvarka – variklio simfonija. Įsivaizduokite orkestrą, grojantį gražią simfoniją. Kiekvienas instrumentas turi savo vaidmenį ir visi jie turi groti tinkamu laiku, kad sukurtų tobulą harmoniją. Variklis yra tarsi orkestras, o uždegimo tvarka yra jo simfonija. Uždegimo tvarka yra eilės tvarka, kuria žvakės uždega kuro ir oro mišinį kiekviename cilindre. Mechanikai turi suprasti uždegimo tvarką, kad užtikrintų, jog variklis veikia sklandžiai ir efektyviai. Tai tarsi dirigentas, kuris užtikrina, kad viskas būtų sinchronizuota. 9. Matematika – mechanikų kalba. Kaip matėme, matematika yra susijusi su visais mechanikos aspektais. Tai kalba, kurie mechanikai naudojasi norėdami suprasti, kaip veikia automobiliai, diagnozuoti problemas ir atlikti remontą. Nuo dalių matavimo iki sukimo momento ir galios skaičiavimo, matematika yra raktas į tai, kad šie varikliai veiktų. Taigi, jei esate gabus matematikai ir mėgstate dirbti rankomis, galbūt automobilių mechaniko karjera yra kaip tik jums. Tai sritis, kuri nuolat tobulėja, žengiant koja kon su technologijų pažanga. Kas žino? Galbūt būtent jūs suprojektuosite ateities automobilius. 10. Pradėkite savo karjerą kaip automobilių mechanikas. Štai ir viskas. Automobilių mechanika – tai ne tik darbas rankomis, tai supratimas apie sudėtingas detalės, kaip veikia automobiliai. Matematika – tai ne tik lygtis ir formulės, tai šių principų taikymas realiose situacijose. Remontuodami automobilius jūs naudojate matematiką problemoms diagnozuoti, apskaičiuoti tinkamas dalis ir užtikrinti, kad viskas veiktų tinkamai. Tai galingas įrankis, padedantis suprasti mus supantį pasaulį ir tas nuostabias mašinas, kurias vadiname automobiliais.
Kiekvieną kartą, kai pasukate veržliaraktį ar naudojate diagnostikos įrangą, jūs taikote matematikos sąvokas problemoms spręsti ir tobulinti. Taigi, jei jums smalsu, kaip viskas veikia ir mėgstate spręsti problemas, automobilių mechanika gali būti puikus karjeros kelias jums. Įsivaizduokite pasitenkinimą, kurį jaučiate, kai paimame neveikiantį automobilį ir priverčiate jį vėl važiuoti, žinodami, kad tai jūsų įgūdžiai ir žinios tai padarė įmanoma. Tai sritis, kurioje praktiniai įgūdžiai susitinka su žavinga matematika, kur kūrybiškumas susitinka su techniniu meistriškumu tobulame derinyje. Technologijoms nuolat tobulėjant ir atsirandant naujiems iššūkiams, jūs visada galėsite mokytis ir prisitaikyti. Taigi, sekite savo aistrą automobiliams ir atminkite, kad su trupučiu matematikos ir dideliu smalsumu viskas įmanoma. Nesvarbu, ar tai mažas autoservisas, ar didelė automobilių gamykla, jūsų kaip automobilių mechaniko įgūdžiai bus labai paklausus. Mėgaukitės kelionę, mokykitės toliau ir tyrinėkite beribės mechanikos pasaulio galimybes.